Visiems ačiū, kad atėjot, kad susirinkot. Aš esu Tomas Grunskis, esu architektas, dar dėstytojas ir šiaip visokie kitokie veiklų užsiimu. Kartu esame su Liutauru Nekrošium ir ten jau salėje sėdi Martynas Mankus, mes vieni iš tų pagrindinių šito projekto organizatoriai. Vadinam į Vietos.org. Ir šiandien aš trumpai papasakosiu, pristatysiu, ką mes padarėm, nes tai dalykas, greičiau mintis ir pasiūlymai, negu kad sprendiniai, kurie labiausiai yra skirti bendruomeniai, Lazdynų bendruomeniai. Ir tie sprendiniai turi tam tikrus kelis tikslus ir aš apie juos norėčiau papasakoti. Tai tas projektas, kurį pavadinam Vietos.org, jisai gimė prieš metus. Mes keliese, kadangi truputėlį dirbame su studijuojančiais žmonėmis ir tie studijuojantys žmonės truputėlį žiūrinėjo ir nagrinėjo Lazdynų rajoną, kelias viešasias erdves. Ilgainiui po tų studijų supratome, kad tos vietos ir erdvės, kuriuose šiandieną gyvena Lazdynų žmonės, Lazdynų gyventojai, joms kažko trūksta. Ir tas trūkumas yra ne tik tai, kad tam grožio, bet jiems trūksta kažko daugiau. Ir to, ko daugiau jiems trūksta, mes ir bandėme apibūdinti, apibrėžti ir pradėjome pirmiausia, aišku, nuo to, kaip mes tai suprantame. Kaip mes architektai tai suprantame. Tačiau ilgesnių pokalbių metu susivokėme, kad ne viskas, ką mes suprantame, yra teisybė ar tiesa, ar ne viskas taip, kaip mes matome, tikrovė yra taip, kaip yra. Ir dėl to sugalvojame, kad šis mūsų sumanymas, projektas turėtų būti kitoks ir labiau orientuotas į bendruomenę arba skirtas labiau bendruomenė. Ir dėl to mes šiandien čia tikriausiai ir esame. Tikimės, kad ateityje tai bus tokių susitikimų truputėlį daugiau. Trumpiau tariant, aš parengiau tokią prezentaciją, pristatymą, kurį rodėme keliose vietose, tame tarp ir humanitariniam institute, bijau pameluoti, kaip jisai vadinasi, humanitariniam institute ir užsieniečiams, bandydami paaiškinti, ką mes čia veikiame, jiems ta veikla atrodė labai įdomi. Ir trumpiau tariant, mes pradėjom nuo pačių pradžių, aiškindami net ir kas tai per konceptas. Tai aišku, kad yra vietos susijęs su vietos koncepcija ir jinai šiandien yra tokia gana labai aktuali šiuolaikiniam miestui. Tai yra vietų, kurios yra skirtos labiau žmonėms negu kad mašinoms, labiau gyvenimui negu kad naudojimui, organizavimas, darymas, kažkas tokio panašaus. Ir Vietos.org visų pirmiausia, kaip požiūris, tai bendrinė prasme buvo skirtas į tą postsocialistinio miesto viešųjų erdvių atgaivinimą. Tai vat apie viešasias erdves aš taip lankais ir taip nejučiomis vis užsimenu, bet tai objektas šito projekto ir yra iš tiesų viešosios erdvės, kurių pagal sumanymą, netgi tuometinį sumanymą, kada šis rajonas atsirado, buvo labai daug. Tai buvo socialistinės utopijos realizacija, kuri buvo sėkminga ir jinai kaip įvaizdis buvo transliuojama ne tik prasme ir Tarybų Sąjunga, bet ir likusiai Europai. Ir įdomu yra tai, kad net ir šiandieną žmonės, kurie domisi modernizmo architektūrą ir modernistinėmis erdvėmis, važiuoja Lazdynus žiūrėti, kas tai per dalykas, kodėl jis toks, apskritai, kas tai per dalykas ir kuo jis toks ypatingas. Tai noriu pasakyti, kad tai, jūs gyvenate vietoj, kuri pati savame turi kažkokią tai, giluminę, labai nemažą vertę. Ta vieta, tas rajonas yra dalykas, apie kurį žino nemažai žmonių užsienį ir skiria laiko atvažiuoti ir pasižiūrėti. Tai yra modernistinė, postkomunistinė, ta vadinama
utopija tikrovėje. Jau pasakiau, kad tai yra projektas skirtas viešosioms erdvėms ir jų atgaivinimui. Ir manome, kad tai yra būtinybė, todėl kad perėję per viešasias erdves Lazdynuose per kelias, galbūt svarbiausias, ir tai darėme dieną, supratome, kad ten trūksta pagrindinio dalyko, ten trūksta žmonių, ypač tada, kada lyg ir tu tikiesi, kad turėtų būti. Paprastą dieną lankėmės taip pat ir pamatėm tuščias erdves ir tik tai tuo metu, kai vaikai pradėjo judėti su seneliais iš mokyklų, šiek tiek tos tuščios viešosios erdvės užsipildė. Ir tie traktai, pėsčiųjų traktai, kurie lyg ir buvo sugalvoti kaip tokios poilsiui skirtos erdvės, pasirodė tušti. Ir tai yra fotografijos darytos tarp 12:30 valandos dienos ir tai buvo gana neblogas oras. Taip pat aptikom, kad ne viena vieša erdvė, kaip tas perėjimas po gatvę, jisai yra ne tik, kad jau nepatrauklus, bet gali būti ir pavojingas. Taigi mes pradėjome šį projektą, galvodami apie tai, kaip tas viešasias erdves galbūt galėtumėm pajudinti ar pasistengti inicijuoti jų atgaivinimą. Ir vienas būdas, kaip tai padaryti, tai buvo, sugalvojame, kad reikėtų apklausti bent jau tuos žmonės, kuriuos sutiksime tose gyvenamosiuose rajonuose, tame gyvenamajame rajone skirtingų metų. Ir buvo komanda žmonių, kurie tiesiog ėjo į vietas, į ten, kur renkasi jaunimas arba žmonės, susitikome žmonės tiesiog gatvėje ir klausėme jų, ką jūs galvojate, kas tai turėtų būti, kas yra gero tose viešosiose erdvėse ir gal žinote, ką reikėtų padaryti, kad jos taptų gyvesnės. Ir tiesą pasakius, po to padarėme nedidelį filmą, kuriame nedidelė dalis tų minčių buvo sudėta, tų interviu taip pat, ir netgi tą filmą išvertėm į anglų kalbą tam, kad darytume pristatymą viename renginyje užsienį. Ir iš to renginio tas pristatymas šiuo atveju čia ir yra. Ir įdomus buvo dalykas tas, kad žmonės paklausė žmonių, kurie gyvena net netoli tų viešų erdvių, sužinojome labai nemažai įdomaus. Pavyzdžiui, kad viena vertus, kad galbūt ir būtų norų iniciatyvų kažką tai keisti arba kažkokią veiklą užsiimti, kad ta veikla pagerintų tas viešasias erdves, tačiau galbūt stabdo tokia bendra nuomonė, kad nieko iš viso to nebus ir apskritai gal ir visą tai ir nėra labai reikalinga. Ir konkrečiai viena moteris pakalbinta balkoną sakė, kad galbūt čia viskas labai gerai, bet gali būti, kad čia kad niekam to nereikia. Bet kuo daugiau mes klausim, tuo daugiau aiškėjo, kad vis dėlto tas poreikis yra ir labai aktualus. Tai vienas toks judesys buvo paklausti žmonės, o kitas buvo pabandyti praskleisti tas idėjas, ką mes įsivaizduojame kaip architektai, kas tose erdvėse gali būti. Tai viena, ką mes pastebėjome, aš užvirsiu, kad keliose pėsčiųjų traktuose labai įdomiai yra išnaudotos ir padarytos netgi dabar tokių vietos sodeliai. Ir tie sodeliai yra praktiškai betarpiškai šalia gyvenamojo namo. Ir tų sodelių įvairovė buvo nuo pačių gražiausių ir įsimintiniausių sodų iki tiesiog vos ne daržų. Tačiau pamatę vieną tokį pavyzdį, irgi ėmėme klausti, o kas ir kaip, tų pačių, kurie ten darė, tai vieni tiesiog gėdinosi, kiti galbūt sakė, kad šiek tiek man tai patinka, o dar trečia moteris iš viso sakė, kad man gerai visai, kad nieko nėra. Tačiau vienas toks konkretus pavyzdys parodė mums galbūt mintį, o kodėlgi ne, kodėl negalėtų būti taip, kad net ir tos erdvės, kuriuose yra šiandieną galbūt
tokia, na, sukultūrinta saviveikla, kodėl kaip tik į jas netkreipti dėmesį ir galbūt nepasiūlyti kažko tai kito, negu kad yra dabar. Ir tai, apie ką mes galvojame, tai nėra tiesiog sprendinys, kad va, imkime ir realizuokime, tai greičiau yra, na, pasiūlymas, provokacija padiskutuoti, nes iš tokių pokalbių gali būti, kad vėliau rasis kažkokių tai, na, realizacijų. Ir netgi pagalvojame, kad tai galėtų būti vos ne juoko formai, na, pasiūlymas vos ne, o kodėl negalėtų būti ir grinai tokia poilsiui skirta erdvė, kokias ne vieną jau yra padarę bet kuris Europos miestas ir netgi Vilnius su Artūru Zuoku, tai yra realizavęs prie Baltojo tilto. Bet tos mintis ir tie parodymai iš tiesų yra skirti bendruomeniai ir juos galima pamatyti tinklalapį, bet jos labiau rodo galimybės, negu kad sprendinius, jog tai, kur jūs gyvenate, toje vietoje, kur jūs esate, ir tose erdvėse, kurios šiandien nėra labai sutvarkytos arba tiesiog yra nesutvarkytos, jose gali vykti labai daug kitokių, naujų ir labai įdomių veiklų, kurioms iš tiesų, kurias įgyvendinti nereikia tiek daug sumanimų ir lėšų galbūt. Ir tie mūsų pasiūlyti tokie vaizdiniai, jie labiau skirti inspiracijai, na, užvesti ant minties, nei kad realizuoti viens prie vieno. Tačiau vieną, ką mes supratome darydami realizuodami šitas mintis, kad greičiausiai, kad ką mes besiūlytumėm, tai bus tik tai, na, tai ir liks tik tai mintimis, todėl kad programą arba reikalavimus, arba netgi pasiūlymus, ką reikėtų daryti, turėtų suformuluoti bendruomenė. Tuo tikslu padarėme tokį tinklapį, kuriame yra apklausos modelis, kaip ir variklis, kuriame kiekviena Lazdyno didesnė tokia teritorija turi atskirą apklausos modelį, mikrovariklį, į kurį galima rašyti arba savo reakcijas, arba netgi savo mintis, atsakant į klausimus. Ir šis variklis šiuo metu jau veikia ir labai tikimės, kad gal po kelių panašių pristatymų jame pradės pildytis na, čia gyvenančių žmonių mintis arba pildytis na, kažkiek tai tų, na, tas tinklalapis pradės pildytis idėjomis ir gali būti, kad jos ir taps kaip ir inspiracija tolimesnei veiklai. Tai klausdami, mes galvojame, kad prieš darydami kažką turim paklausti bendruomenės ir žmonių, kurie gyvena būtent čia. Taigi, mes išsirinkome savo mintimis 3 įdomias vietas. Mums atrodysias įdomias, kuriuose galvojame, kad yra galimybė sukurti labai nesudėtingomis priemonėmis kelius veiklos scenarijus, kuriuose gali būti, kurios veiktų kaip inspiracija, sukūrėme apklausos sistemą ir taip pat tinklalapį, kuriame gali būti tas bendravimas kaip ir įvykdytas.